Beveik pirma, gaunasi antra diena. Vėl mototripas. Pirmą dieną nebuvo ką daug rodyti, ką šnekėti. Įprastas važiavimas iki Kauno. Po to nuo Kauno iki sienos. Nuo sienos per Lomžą. Lomžai kamštį buvom pastrigę. Kažkoks kamštukas buvo, tai teko ir pastovėti. Truputėlį nepaisant to, kad motociklais važiavom. Bet šiaip iš principo išvažiuota buvo 10 ryte, o Krokuvą pasiekiau gal pusę 9 vietinių laikų, tai čia, kai čia gaunasi, atimt valandą reikia dar vieną. Tai jei 10 išvažiuoti, važiavau pusę 9, kai čia beveik 11 valandų, atimu 1 valandą, 10 valandų kelių, ne? Teisingai skaičiau, kol čia važiuoju. Nu, žodžiu. Galvojau, bus sunkiau važiuoti, nes čia 800 km gavosi. Galvojau, bus sunkiau važiuoti, bet normaliai. Buvo galima ir daugiau nuvažiuoti. Tai va, šiandien kaip išeina. Dabar Zakopanę pasiekti. Po Zakopanės į Slovakiją. Iš Slovakijos leistis jau į Rumuniją. Atrodo taip, daugiau jokių valstybių nekliudysiu. Kas čia įdomaus vakar nuvyko važiuojant. Porą kartų vos nenutrenkė. Bet taip jau labai rimtai nenutrenkė. Kas čia dar įdomaus. Aš šiaip tai ramiai važiavosi, tai nežinau čia. Sakau, nebuvo net ką daug filmuoti, ką pašnekėti. Tai va, ir vakar va, čia, man atrodo, šita pati vieta. Nors ne, gal ne šita. Traukinys vos nenumušė. Sakau, panašioj sankryžoj į dešinę. Dabar pasižiūriu, Tokie pačioj sankryžoj, sakau, į dešinę, per bėgius. Ir man pravažiavus, kaip sakiau, buvo 5 sekundės iki mirties. Traukinys pralėkė. Čia truputį man, ne kaip Lietuvoje, neįprastas traukinių judėjimas, čia jokių šlagbaumų nėra. Čia kažkaip tai reikia apsižiūrėti pačiam. Tai va, tai be 5 sekundžių va toks traukinys mane buvo, čia tramvajus, būtų nunešęs mane. Ir viskas. Mėgojau kempinge vadinamam tokiam SSRS laikų. Bet tai toks pernakvojimui visai gerai. Bet šiaip, kas ten gavosi, 15 eurų naktis. Laukas ir viskas, daugiau nieko. Neužsimečiau striukės, be striukės važiuoju. Galvoju, reikėjo visgi užsimest. Visoką ryte. Nors kol pakavausi daiktus, tai visas sukaitau. Tai iki Zakopanės man 40 km. Kažkur čia buvo ženklas, nežinau, 40 ar 45 kažkas tokio. Galvojau, kad mažiau nuo Krokuvos.
Bet kažkas panašiai tiek. Nežinau, dar nesugalvojau, stosiu Zakopanėj, nestosiu. Jei pakeliui kažkas gražaus bus, tada sustosiu. Jeigu ne, pravažiuosiu. Nes šiandien lyg ir reiktų į Rumuniją įvažiuoti. Ne McDonald's. Būtų buvęs McDonald's, būčiau sustojęs. Reikia persikelt video į kompą man, kad SD kortos atmintis nepasibaigtų. Gal pasikrauti powerbankus. Nes pavyzdžiui dabar telefonas lyg ir kraunasi nuo motociklo akumuliatoriaus, bet iPhone'o krovimo laidas nėra originalus ir aš matau, kad jam trūksta įtampos ir jis telefono nekrauna. Tiksliau rodo, kad krauna, bet įtampos trūksta ir neužtenka krovimui, kol aš juo naudojuosi. Tai žodžiu, štai vietoj truputį komplikuota, bet tai ką, išgyvensiu. Bus blogai, nusipirksiu popierinį žemėlapį. Gerai, man šitos reikia apvažiuoti. Žuk. Man kažkaip tai reikia iki sekančios tokios kišenės nuvažiuoti. O kaip kitą nuvažiuoti? Dabar galėtų visi pasitraukti man gražiai. Jo, tik 5 kilometrai iki Zakopanės. Okay. Tai dabar reikės kamštį stovėti pusę dienos, kad įvažiuoti Zakopanę ar kaip yra. Taip jau gavosi, kad iki Krokuvos važiavom 3 2 motociklais. Bet va nuo Krokuvos toliau bent jau kol kas važiuoju vienas. Tai panašu, kad bus visai neblogas solo tripas. Didžiausi iššūkiai šitoje vietoje lauktų, jei kas nors nutiktų motociklui. Kadangi nieko nesuprantu juose, tai truputį užtruktų man visų nesklandumų galimų likvidavimas. Bet yra internetas, yra telefono numeriai. Galima susirasti kažkam. Tai va, toks kamštis man nepatinka, norėčiau aš jį apvažiuoti. Nes jau ir motociklas kepa, ir pats kepu. Važiuoju jau per Slovakiją. Užsipyliau kuro. Sekanti stotelė Košice. Tai miestas Slovakijoje. Važiuosiu iki ten ir po to žiūrėsiu žemėlapį, koks sekantis taškas. O kas iki ten? Prieky matau kažkokie debesiukai kalnuose. Gal kažkiek lis, gal aplenksiu. Būtų gerai, kad nelytų.
Saulė kaitina neblogai, kai šalaukė 28 laipsniai. Neblogas oras, karšta. Nemalonu mieste stovėti kamštyje. Su kompanijai sustojau. Tai taip pakepiau normaliai. Taip atrodo Spišpilis griuvėsiai. 12 amžiaus pilis. Kažkada buvęs kultūros, finansų ir panašiai centru ar kažkas tokio. Žodžiu, kažkieno centru. Ir toliau laukia kelias iki Vengrijos, netgi iki Rumunijos. Žadu dar šiandien kirst Vengrijos Rumunijos sieną ir tada stop kažkur miegoti jau šiandien, bet dar pirmiausia reikia Slovakijos Vengrijos sieną privažiuoti. O šiuo metu iki dienos galutinio taško man yra likę 264 km. Plius minus. Kirtęs Vengrijos Rumunijos sieną, tai stosiu, ieškosiuos gal ne kempingo, bet kokio gražaus ploto nakvyniai su vaizdu. Man dar kartelį, kaip atrodo iš toli. Ir viskas, važiuojam toliau. Aš jau pasirodo Vengrijai, net nemačiau, nepastebėjau, gal ir nebuvo jokio ženklo. Įvažiavau matyt bevažinėdamas tais siaurais keliukais, tik apmūrusiais ir nelabai kokybiškais. Tai va, tai jau Vengrijai. Tai Vengrija
sugebėjo pervažiuoti. Kiek čia gausas, 150 km. Per tada Rumuniją. Tai pirmiausia, reiktų man užsipilti kuro kažkur. Vengrijai yra degalinės, tikriausiai. Gal. Ai, ne. Pasiliksiu čia. Lempa, ne ten nuvažiavau. Jo. Gerai. Reikėtų apsisukti kažkur. Kažkur apsisukti. Išsikalbėjau ir pravažiavau. Gerai. Apsisuku. Važiuoju. Vėl siauri keliukai, bet tikiuosi, kad bent jau nesupratau. Čia geras buvo. Važiavau per tą, kaip čia, arką, Romą. Išsigandau, kad tik ką važiavau per jį. Nebuvo važiavęs. Gerai. Svarbiausia čia neįsibėgėt truputį, ne? Nes labai greitai galima nuskristi. Ant žolytės pagulėt. Kiek čia daug uodų visokiausių. Ar musių, ką žinau, kažko čia tik atsidarau vizorių ir čia daužosi, belekas darosi. Taip, gerai. Kas čia dabar? Kur važiuot? Kur važiuot? Tipo čia. Šlagbaumas nekalus per galvą. O kodėl iš Rumunijos į Vengriją toks kamštis? Tai čia. Kas čia per šūdas? Įvažiavimas į Europos Sąjungą? Normaliai. Nu pastovėsim, nu gerai. Šūdų krūvą kažkokią nesuprasiu. Dvigubas patikrinimas dokumentų, nieko savo. Štai ir Europos Sąjunga. Bet jau lik viskas, nu važiuoju. Gerai, va, biškį pailsėjau, kojas pailsėjo, atsigavo. Na, man reikia važiuoti į tą savo kambarį. Čia aplinkui jokio kempingo nėra, jokių gražių vietų, nieko, kur galima būtų palapinę gražioj vietoj pasistatyti. Aš savo ramiai miegoti. Kelio žymėjimas nelabai populiarus turbūt Rumunijoje. Kol kas čia nelabai suprantu, kiek čia juosta, kuria važiuoti, ką daryti. Tamsu. Taip. O aš čia važiuoju.
O, kalniukas kažkoks neaiškus. Gerai. 3 minutės iki kambario. Al Capone. Parkingas ten kažkur, ne?